Labas vakaras, sveikinamės šiandien su jumis iš Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centro, sutrumpintai dar vadinamo TECHIN. Mes šiandien pamokoje su kolega Tomai. Sveiki, Ar mes gerai manęs nematysit girdimės? tiktais. Turėtumėt Aha, girdėti. gerai. Taip, Aha, girdim Tomas. mes jūsų. Viskas gerai, tai tiesiog šiandien pabandysim pakoduoti, pažiūrėti, kuo gyvena frontend programuotojai būtent ir ilgai turbūt nelaukia ir startavo įrašas, jums reikia žinoti, kad paskaita yra įrašoma, tai pradėsim nuo to, kaip dažniausiai, kokios technologijos yra naudojamos frontend programavimui ir trupučiuką pakoduosim, sukursim va tokią kortelę. Produkto kortelė, jau jūs matėte ir skelbime, ir skaidrėje matėte, kad tokios kortelės yra naudojamos elektroninėse parduotuvėse, prekių pristatymui, gali būti reklama, įvairūs dalykai. Ar gerai matot mano ekraną, dar neperklausiau? Gerai matot, su animacijom nevėluoja? Taip, lago nėra, viskas matosi. Tai gerai, tai puiku tada, tai mūsų šios dienos tikslas, aš parodžiau tą tokią mėlyną ir kokių jūs tik tai norėsit spalvų kortelę, tai dabar kągi veikia tie frontend programuotojai. Iš tikrųjų, frontendas tai dažniausiai reiškia HTML, CSS ir JavaScript. Tai čia yra dvi žymėjimo kalbos, HTML ir CSS nėra programavimo kalbos, tai yra žymėjimo kalbos, kurios leidžia iš pradžių sukurti struktūrą puslapio, o paskui ją aprengti gražiai. Dabar žiūrėkite, jeigu griaučius aprengsim drabužiais, tai gausis visai gražus padaras, taip, o jau JavaScriptas, jeigu be jokių juokų, tai yra įvykiai, tai yra reakcija į vartotojo pelės paspaudimus, reakcija į suvedimus kažkokius, žodžiu, tai yra elgesys. Tai mes šiandien pabandysim susikurti HTML struktūrą ir uždėti tos gražius drabužėlius ir uždėti animacijas, kad ta kortelė atrodytų taip, kaip aš rodžiau. Tai mes paliesim šiandien iš to frontendo, tai tik tai žymėjimo kalbas, žymėjimo technologijas, nes, kaip suprantu, gal kažkas jau turit patirties, programavimo patirties, ar daug yra žmonių, kurie pradės nuo nulio, turbūt dauguma nuo nulio, ar ne? Nes paskaita tai bus nuo nulio, tai viskas, tikiuosi, kad bus gerai. Tai čia yra frontendas. Backendas yra jau JavaScript, taip pat gali būti rašoma backendas JavaScript, Node.js, tada Java kalba, Python. Tai čia yra tai, ko vartotojas nemato, bet taip pat pusė, labai svarbi dalis yra mūsų aplikacijos. Tai dalis, kuri jungiasi su duomenų baze, ima duomenis, juos apdoroja, skaičiuoja, laukia užklausų, kol ateis iš lankytojo, iš to vadinamo frontendo. Taip, tos užklausos, jos bus apdorojamos ir grąžinami atsakymai. Tai dažniausiai sakom, kad frontendas tai matoma dalis, tai su kuo dirba arba su kuo bendrauja vartotojas, o jau tas mūsų backendas, tai taip pat didžiulė dalis, kuris tą frontendą aptarnauja, pateikia duomenis įvairius. Tai juokais yra sakoma, yra galvojama, kad kaip frontendas tai tai, ką mato klientas, o backendas tai jau ten bele kaip, matot, kaip čia gaunasi. Ir aišku, visokių, kaip ir kiekvienoje kitoje specialybėje, taip ir programavimo pasaulyje pilna visokių juokų ir požiūrių skirtingų. Tai visą laiką, jeigu mes kalbam apie frontendą, tai sakom, ką klientas mato, tas yra labai gražu, o jau ten ar vandeniu, ar kitam kambarį, tas yra backendas, kur ten pragaras, ten kažkokie sudėtingi procesai vyksta, ten karšta ir visokie, žiūrėkit, visokios antgamtinės būtybės ir visa kita. Tai čia yra tiesiog tik tai juokai. Frontendas iš tikrųjų yra tai, ką mato lankytojas. Ir backendas nėra taip, kaip vaizduojama, tiesiog irgi išmokstama tų technologijų ir žmogus gali būti vadinamas full stack, tai reiškia, kad galėti programuoti ir frontendą, ir backendą. Tai tokie programuotojai turbūt žinote, vadinami, dar kartą sakau, full stacku, o būna, kad frontendą arba frontenderiai mūsų arba backenderiai.
Tai jeigu jūs susidomėsite programavimu, jeigu jums patiks, ką mes darėm, tai Techin IT programos yra pas mus dabar Java programuotojas, tai jūs matėt prie technologijų, kad čia labiau bus backend, taip, bet Java programuotojai taip pat mokosi ir nemažą dalį frontendo. JavaScript programuotojas, tai mokosi ir front, ir back, ir programinės įrangos testuotojas. Tai yra visą laiką programuotojai dirba komandai, kurią sudaro dvi didelės dalys, tai yra programuotojai ir testuotojai. Testuotojai tiesiog tikrina, ar nėra taip vadinamų bugų, ar viskas veikia taip, kaip nori klientas, ar viskas veikia taip, kaip numatyta dokumentacijoje. Pas mus taip pat yra full stack. Ką sakiau reiškia full stack? Full stack reiškia tai ir backendas, ir frontendas. Taip, čia žiūrėkit, Java ir React. Reactas yra JavaScripto biblioteka, skirta kurti vartotojo interfeisus. Ir rankinis ir automatinis testavimas. Ir finansavimas galima stoti į valstybės finansuojamas vietas, tai jūs žinote per Lama BPO, taip pat laukiam studentų iš užimtumo tarnybos ir galima studijuoti asmeniniam lėšam. Tai jeigu susidomėjot, tai ar visi jūs matot chatą? Matot chatą, galiu aš jums mesti duomenis? Ne, nematot, ar ne? Taip, aš matau. Aha, kai kas mato, gerai. Tai užrašysiu tada tiesiog techin.lt/ ir priėmimas. Arba, žinot, ką reikia daryti, atsiminti tik tai Techin, o visą kitą galima susigūglinti. Taip, užėję į Techino puslapį, jūs ten rasite informaciją tikrai apie visas specialybės ir rasite kontaktus, kur pasiskambint. Tai tiek. Ar yra kažkokių klausimų dėl paties mokymo organizavimo? Aš čia labai pristačiau trumpai, puslapyje rasite daugiau, jeigu susisieksite su nurodytais kontaktais, tai ten papasakosiu konkrečiai apie jūsų pasirinktą specialybę. O dabar turbūt keliausim, jeigu klausimų nėra, tai keliausim koduoti. Ar tiesa, kad jūs susinstaliavot jau Visual Studio Code? Taip, aš turiu jį paleidęs background'e. Turit paleidęs, gerai. O ar yra žmonių, kurie neturi? Jeigu neturit, tai reikia internetą užeiti greitai ir čia rasit download ir Linuxui, Windows'ams, kas ką naudojat, galima atsisiųsti ir pasileisti susinstaliuoti. Tai dabar nežinau, kaip čia, ar galit pakelti rankas, kiek žmonių dabar bandys instaliuoti programą, kad žinočiau, kiek čia dabar laukti laiko. Taip, matau 2 žmonės, tai tada, daugiau trupučiuką, tai kelias minutėlės palaukiam kolegų, per tą laiką susikursim katalogą, kol jie siunčiasi. Tai reikės pradėti nuo katalogo, tai New Folder, čia bus mūsų taip vadinamas root katalogas, tai čia bus tiesiog kart. Tai dabar su manim reikia daryti savo darbo vietoj, kur jums patogu, susikurkit katalogą. Kodavimo nesimokom, programavimo kodavimo nesimokom tik žiūrėdami, visą laiką reikia žiūrint, bet kokius tutorialus, taip vadinamus, laiką reikia daryti su instruktorium. Tai ir aš kviečiu jūs visus irgi su manim koduoti, tai aš pasistengsiu lėčiau tai daryti, kad jūs suspėtumėt, tai susikuriam katalogą. Dabar reikės taip Teamsuose įsipatoginti, kad jūs matytumėt ir savo ekraną, ir tai, ką aš rašau, kad nereikėtų per daug junginėtis.
Tai dabar iš šito katalogo mes paleisim Visual Studio Code, parodydami, kad tai bus mūsų root katalogas ir visus projektuko failus mes kursime šitame kataloge. Tai žiūrėkit, reikia tiesiog užeiti į katalogo vidų ir va čia, kur adresas, reikia rašyti CMD, tiesiog šitą visą nutrinti, CMD. Tada spausti Enter. Tada rašyti code, mūsų Visual Studio Code, atsiliepia tiesiog vardu code. Code, tarpas ir dedam taškiuką, tam, kad pasakytume, kad iš šio katalogo atidarom Visual Studio Code ir spaudžiam Enter. Ir rezultatas turėtų gautis va toks, tiesiog jums atsidaro Visual Studio Code'as, nesvarbu, kas čia, tos langus visus galima uždaryti, tiesiog reikia žiūrėti, kad Exploreryje būtų tas card, tas katalogas. Aš dar kartelį pakartosiu, jeigu reikia kartot, pasakykit. Gerai, tai dar kartą kartoju, viską nusinulinu. Katalogą turite, taip? Katalogą turite? Taip, turim. Gerai, dabar užeikite į jo vidų. Užėjot? Dabar ten, kur yra adresas viršui. Rašom CMD ir spaudžiam Enter. Iš mūsų katalogo atsidaro command promptas, komandinė eilutė. Taip vyksta. Tada spaudžiam code, tarpas ir taškiukas. Ir Enter. Ir rezultatas, kad atsidaro mūsų Visual Studio Code'as iš to katalogo, kur mes susikūrėm. Kitas būdas, jeigu sunku su komandinė eilutė ir sunku tas komandas įrinkti, kitas būdas, jūs galite atsidaryti Visual Studio Code'ą ir daryti File, Open Folder. Ir nurodyti tą katalogą, kurį ką tik susikūrėte. Card, taip? Bus lygiai tas pats. Atsidarot Visual Studio Code'ą, tai dar kartą antras būdas. Čia yra code, atsidarau programą, darau File, Open, Folder ir nurodau, bet būtinai reikia tą katalogą atidaryti. Nes mes čia dėsim failus ir čia bus mūsų pagrindinis katalogas viso to projekto, visos tos kortelės. Pakelkit rankas, kai jau dan būsit, kad aš žinočiau, kada sekantį žingsnį daryti, gerai? Labai dažnai prašysiu pakelt rankas. Man reikia žinoti, ar dauguma jau pasidarė, ar dar reikia palaukti, ar dar reikia pakartoti kažką. Pas mane viskas paruošta. Gerai, puiku. Na viskas, dabar dar paskutinį kartą. Kurio būdu rodyt? Pirmu ar antru? Kaip manot, kuris patogesnis? Kurį kartojam? Antru. Atsidarom Visual Studio Code'ą. Tiesiog per search rašom code. Arba start programs jau tada ir ieškom code. Bet čia pas mane labai daug programų, tai man greičiau yra tiesiog rašyti code ir iš karto žiūrėkit Visual Studio Code'as. Jeigu jisai sėkmingai suinstaliuotas, kompiuterį atsiliepia. Tai start programs taip pat jums, va čia, search irgi galite rašyti, code, irgi atsiliepia. Kokiu nors būdu savo kompiuteriuose susiraskit tą Visual Studio Code'ą ir jį atidarykit. Ir tada tiesiog File Open ir rinktis ne File, o Folder. Mums reikia atsidaryti katalogą. Ir nurodykit, kad tas katalogas bus tas mūsų kardas, kurį sukūrėm.
Ir viskas. Aš padidinsiu, nes jums, man atrodo, jis taip prisitraukia, aš matau, žiūrit, turbūt, kad labai mažytis tekstukas, ar ne? Tai dabar jau bus didesnis, aš šiek tiek pritraukiu. Nu, tikrai dabar jau būsit pasidarę, ar dar ne? Dar galit parodyti antrą Gerai, variantą. kartoju antrą būdą. Taip. Atsidarot Visual Studio Code, randat kompiuteryje. Taip. Gerai, aš irgi atsidarau. Atsitempiu, tai jau atitempsiu ekraną tą, kurį teisinga. Va, dabar darysim file ir open folder. Taip. Ir išsirinkit, kur susikūrėt katalogą. Aš jį susikūriau ant darbo stalo ir vardas jo yra card. Taip. Nu va, ir nieko čia neturėtų būti. Galbūt čia welcome screen gali būti tas pasisveikinimo lapas. Gerai, aš tik kitaip buvau aplanką pavadinus, tai dėl to neradau. Aha, Man supratau. pavyzdžiui, ačiū labai. Prašau. Nu, ar galim toliau keliauti? Nes čia labai svarbu, kad jūs visi atsidarytumėt teisingai tuos katalogus ir kad turėtumėt kur vėliau tos failus kurti. Tai va, tai dabar dar kartą primenu. Mūsų tikslas yra va tokia kortelė. Aš truputėlį ją nusikopijuosiu, kad papaišyti paskui, nes čia reikia susigalvoti mums struktūrą. Va, mums dabar žiūrėkit, gerai matot ekraną, aš gal pasididinsiu šiek tiek, dabar pagalvokim, iš ko sudaryta ta kortelė. Mums reikės rašyti, atsimenat, kur rodžiau tą skeletą, mums reikės pasirašyti va šitos kortelės skeletą HTML. Skeletas, matėt, irgi rodžiau rašomas HTML žymėjimo kalba, tai nėra programavimo kalba, bet reikia žinoti, ką ten rašyti, ar ne? Tai dabar panagrinėkim, iš ko ta mūsų kortelė sudaryta. Kortelė iš tikrųjų yra HTML sudaryta iš 3 didelių dalių. Su, aišku, mažesnėm tom dalim dar, bet pagrinde yra 3 dalys. Tai yra šeipas, va šitas mėlynas mes jį vadinsim šeipu. Figūra, taip. Tada yra ausinės ir pavadinimas. Yra viena dalis. Jau čia antra, nes šeipas yra viena, aš negaliu jos apibrėžti. Ir tada va šitas tekstukas paaiškinimas ir mygtukas Buy Now yra antra dalis. Kodėl aš taip skirstau? Čia iš tikrųjų galima skirstyti kaip tik tai norit, bet jūs pažiūrėkit, matot, animacija paskui toms dalims yra uždėta. Tai ausinės su šitu pavadinimu keliauja vienaip, o tas tekstukas su mygtuku keliauja kitaip, taip? Tai man būtų patogu turėti 2 tokius blokus didelius. Vienas blokas ausinės ir pavadinimas, o kitas blokas bus tekstukas ir šitas mygtukas. Aišku čia? Gerai, keliaujam dabar į kodą. Dabar aš minėjau, kad rašysim HTML, tai taip ir bus. Mums reikia susikurti HTML failą. Failą susikuriam, va čia, kur matosi katalogas, spaudžiam ant pirmo mygtuko, toks lapelis su pliusiuku. Ir pats pirmas, o čia bus ir vienintelis puslapis, turi turėti vardą index. Čia yra toksai susitarimas. Index HTML. Ir būtinai galūnė HTML, būtinai turi būti galūnė HTML, kitaip nieko nebus. Jokių kitų galūnių HTML tiesiog. Tai va, tai čia kol kas yra tuščias lapas, dabar, kad tai pavirstų puslapiu, mums reikia tokias... Atsiprašau, ar galite, prašau, pasakyti, jeigu netyčia suklydau ir nespėjau visko pasirašyti tarp langų,
šokinėdama, kaip ištrinti tą pradžią teksto indeks, kad suvesti pilną index.html. Va čia, ar ne? Jo, jūs visą laiką galite kaip ir Exploreryje failų rename daryti. Dešiniu ir rename. Ačiū. Ir tada čia su žymekliu HTML. Tiesiog. Ir Enter tada užtvirtinimui. Bet būtinai turi būti galūnė. Pasiruošė jau? Taip. Pasidarė? Taip. Gerai, dabar žiūrėkit, kad pavirstų šitas, dabar tai yra tuščias tekstinis failas, kad pavirstų jisai HTML, mums reikia parašyti tokias specifinės žymes HTML. Tai žiūrėkit, kaip aš jas darysiu. Už mane parašys Visual Studio Code'as. Aš tiesiog rašysiu HTML ir rinksiuos tai, kas su penketu yra. Rinksiuos tą dalį, kuri yra su penketu. Tai geriausia pelyte tai padaryti. Ir žiūrėkit, jums visas pluoštas žymių. Čia yra HTML žymės, aišku, ne 1,5 valandos reikalas, ar ne, čia jas visas išnagrinėt, čia iš tikrųjų yra ką veikti ir mes dabar to neužsimsim. Tiesiog tai yra pagrindinės žymės, kurios reikalingos kiekvienam HTML dokumentui. Va čia parašysim product card. Atsiprašau, galit dar kartą parodyti? Kaip radot HTML5. Žiūrėkit, aš tuščioj vietoj pradedu rašyti iš klaviatūros HTM ir iš karto atsiliepia tas taip vadinamas dropdownas. Čia kaip IDE programuose. Kaip sakot? Čia kaip IDE programuose, pavyzdžiui, Eclipse. Taip. Dar kartą rodau, tiesiog aš matot, pradedu rinkti HTML ir atsiliepia tas mano 5 HTML ir viskas. Tai va čia, kur title, nes title toj parodysiu, kur bus matomas. Title bus matomas va čia. Ant kortelės, ant to tabo, kai atsidarys puslapis, matot pelytę mano? Va čia. Taip, matom. Gerai. Tai va, tai product card rašom ir keliaujam toliau. Dabar rašysim HTML. Jūs matot, kad va čia yra tokios žymės, va čia yra atidaranti žymė, o čia yra uždaranti. Tai mūsų puslapis turi būti tarp žymių body. Mūsų puslapis visas turi būti tarp žymių body. Tai dabar pasidarysim visą puslapį. Jisai toksai, žiūrėkit, yra pilkas. Va čia. Tai yra dėžė, mes ją ir susikursim. Paprasta dėžė, HTML yra div tiesiog. Aš paspaudžiu div ir spaudžiu tab. Ir susikuria atsidaranti žymė ir užsidaranti. Atsiprašau, aš dar turėčiau klausimą, kaip komentuoti šitam dokumente? Ctrl ir slash. Ctrl, dėkui. Prie shifto, prie dešiniojo shifto slashas, su klaustuku. Labai priklauso nuo klaviatūros, bet standartiniai tai ar suradot? Ctrl ir pasviręs brūkšniukas. Tai va, mes susikūrėm tokią dėžę, ar ne? Gerai, dabar tos dėžės viduje, žiūrėkit. Atsiprašau, dar galite pakartoti, kaip tą body div pasidarėt? Aha, žiūrėkit, tuščioj vietoj aš pradedu rašyti div. Ir iš karto irgi, galima spausti tab arba enter ir iš karto susikuria. Ačiū. Nu, tikiuosi jau divą susikūrėt, paskui viskas eis greičiau. Dabar viduje, tai čia bus mūsų tas pilkas fonas, žiūrėkit, va šitą divą bus va šitas pilkas fonas. Toliau man dabar reikia susikurti kortelę.
Toliau man reikia susikurti kortelę. Va šitą va kortelę. Tai irgi yra dėžutė. Jūs turbūt žinot, kad viskas internetiniam puslapį yra dėžutės, jokių kitų formų nėra. Tai tiesiog vėl darysim div, vėl spausdim tab, bet jūs pažiūrėkit, kur aš pasidėjau tą div. Matot, aš ją pasidėjau jau į vidų tos pirmosios, taip? Tai čia yra tėvas ir čia yra jau vaikas. Tai ką dabar reikia spaust, kad atsirastų tas 10 tuščias? Na tai va, žiūrėkit, div, Ai, vėl? tab, vėl lygiai taip pat. Vėl lygiai taip pat. Ir parašom kart. Ir tuoj pat pabandysim pasižiūrėti, nes mes dabar sukūrėm tokį labai mini HTML ir pabandysim pažiūrėti, ar jisai matosi mūsų naršyklį. Įrašykit į tą divą kažkokį žodelį ar kelis, kiek galit. Ir dabar pabandysim pažiūrėti. Atsiprašau, ar galite padėti šiek tiek dėl to, kad iki tol, kol 10 laukelyje reikėjo įrašyti div, ar ten 9 viskas gerai, bet dabar, kai įrašau papildomą eilutę į div, man vėl tas dvigubas divas. Man taip pat praleidau kažkokį Tai žingsnį. išsitrinkit, jeigu yra nereikalingų kažkokių žymių ir jums padaro daugiau parašo Visual Studio Code'as negu reikia, tiesiog nutrinkit. Tai važiuokit div ir tab. Jo, o kaip jūs padarote, kad būtų 9 ir 11 po vieną divą? Supratau. Gerai, tuoj aš pabandysiu parodyti. Žiūrėkit, iš pradžių būna va taip. Tai čia divą padaryti. Va taip va būna, ar ne? Aš atsistoju va čia ir spaudžiu Enter. Ir susidaro 10, čia taip kaip Word'e. Tvarkoj. Ir tada dar div, ir tada dar tab. Ir vėl susidaro. Arba taip aš galiu kurti, kiek noriu, tų divų viena į kitą sudėtų. Žinot, kaip būna indeliai vieni į kitus sudėti, tai čia tokie stačiakampiai indeliai sudėti vienas į kitą. Taip, super, ačiū. Tai gerai, dabar mes čia turim rašyti kart. Ir dabar keliaujam į tą katalogą, kurį susikūrėm. Ir ten turi būti toksai mums puslapiukas sukurtas, va jau matosi, žiūrėkit, indeksas. Aš jį atidarau ir matau, kad kart tikrai yra parašyta, taip? Atidarykit, jis iš karto matosi, kad atsidaro su naršyklė. Ir padarykit taip, kad būtų šalia kodo, kad jūs visą laiką galėtumėt matyti, kas vyksta, jeigu ką. Va taip tos langus susidėliokit. O jeigu mano langas tuščias atsidaro, bet jis tuščias, neparašyta kartą. Gerai, tuoj aš žinau, kas yra, neišsaugojot. Va čia toks burbulas baltas didžiulis, ar ne yra? Jo. Jo, tai reiškia, kad failas neišsaugotas. Jūs galit pamatyti tik tai tada, kai išsaugosit. Žiūrėkit, parodysiu vieną dalyką, kad taip kaip pas mane nereikėtų saugoti. Reikia padaryti file ir va čia va varnelę uždėkit ant autosave. Okay. Tada nereiks saugoti, pats saugos. Žinot, autosave'as kaip veikia. Automatiškai aš rašau, o jisai saugo. Visual Studio Code'as. Atsiprašau, galite dar pakartoti, kur tą failą reikia įterpti, kad automatiškai O saugo? failas tai yra tame katalogė, kur susikūrėt. Aš susikūriau kart, tai pas mane va čia va kartą ir yra. Bet jau čia reikia eiti, pavyzdžiui, pas mane kart katalogas, tą, kurį atsidarėm, yra ant desktopo. Yra, tik tai šriftas labai mažas. Aš dabar paminčiau kelią, kaip pasižiūrėti ir kaip išsaugoti failą. Nebesusigaudau. Žiūrėkit, kad redaktorių turit. Tiesiog čia spauskit save arba autosave. Autosave tai reiškia, kad vieną kartą nuspaudžiau ir daugiau saugot nereikės. O jeigu save, tai tik tai tam kartui, tiems pakitimams, kuriuos ką tik padariau. Tai aš jums siūlau autosave. Vadinasi, išsisaugojo viskas. Tai dabar jums reikia susirasti tą katalogą. Žiūrėkit, va taip galima daryti. Va dešiniu ir
ant failo. Ir Reveal in File Explorer. Ir jums automatiškai susiras. Nu, bandykit. Atleiskit, irgi bandau per langus šokinėti, kad viską pamatyti. Reikia paspaudus dešinį pasirinkti Reveal in Finder ar kažkas tokio. Reveal in File Explorer. Aš tokio neturiu. Jūs spaudžiat ant failo. Aš Visual Studio Code. Spaudžiu ant failo. Ir Reveal in File Explorer. Atleiskit pas jūs Microsoft? O čia jokio skirtumo nėra. Apie Visual Studio klausėt, taip Microsoft. O Windowsai, aš nežinau, bet man atrodo, kad nėra skirtumo. Ok, tai pas mane, aš matau, yra skirtumas, nes Open with Live Server yra, Open to the Side yra, Open with yra, tada yra Reveal in Finder arba Open in Integrated Terminal. Tai vat tas, kurį prieš Integrated Terminal, manau, bus jūsų Reveal in Explorer. Finder. Tai kai paspaudžiu ant Reveal in Finder, man atsidaro index.html failas su interneto ženkliuku tokiu. Nu gerai, tai va taip atsidaro. Gerai, tai 2 kartus ant jo paspauskit, turi atsidaryti naršyklę. Atsidaro, bet tuščias. Tuščias. Gerai, ar nuspaudėt save? Ar parašėt va čia nors kažkokį žodį? Žodį turite omeny tą card? Ar... Taip. Ar card, ar čia bet ką galite parašyti? Jo, aš parašiau card, bet su card buvo tokia bėda, kad vedant card mažąją raidę iš pradžių davė pasirinkimą, didžiąją raidę nedavė, dabar vedant mažąją card neduoda ir didžiąją. Vedant duoda card pasirinkti, okei. Tuo aš pabandau dar užsiimti. Žiūrėkit, išsisaugokit ir dar kartelį bandykit atsidaryti. Ir tada jau, kai atsidarysit, tai jau neuždarykit, nes reikės tikrinti, kaip čia vyksta dalykai. Gerai, keliaujam. Aš atsiprašau, man neišeina taip gražiai sudėti, kaip jūs sudėjote abudu vieną ant kito lapus. Kaip jūs padarėte taip? Žinokit, tiesiog tempiau, keičiau dydžius ir viskas. 11 Windowsai. Galima tiesiog va šitą pasispaudžiat, nes aišku, kai per visą ekraną reikės paspausti, kad susimažintų, tada langas leis keisti dydį. Nu, bandykit. O ką daryti, jeigu vis dėlto tuščias langas yra? Šitas langas tuščias. Tas card, jo. Jo, tai reikia įsitikinti, ar tas card yra parašytas ir ar čia yra, nėra tokio balto didelio taško? Ne, kryžiukas. O atsiprašau, norėjau paklausti, yra skirtumas, kurio eilutė, jeigu pas mane yra card parašyta 10 eilutė, pas jūs matau 11. Ne, nėra skirtumo. Nėra skirtumo. Nėra. Nes žiūrėkit, aš padarysiu eilutės, visaip kaip išmėtysiu ir rezultato tai neįtakoja, matot? Tvarko. Enterio nemato, HTML-as enterio nemato. Dabar dešiniu spaudžiam ir format dokument, kad gražiai mums išdėliotų, žiūrėkit. Aš čia bet kaip buvau išsimėčius tą kodą, spaudžiam dešiniu pelės mygtuku ir format dokument. Susiformatuojam. Tai čia yra labai labai svarbu, kad mes rašom kodą, kad jisai veikia, yra kokybiškas, jis turi būti ir suformatuotas. Tai reiškia gražiai sudėliotas. Bet ačiū Dievui, mums rankom nereikia daryti, mums reikia tiesiog pasikliauti savo formaterių, kuris yra suinstaliuotas Visual Studio Code ir viskas suformatuojasi. Old school'e reikėjo prisiminti visas tas Shift plus Alt plus kombinacijas. Tai Alt Shift ir F. Alt Shift F. Nes aišku, kad tai greičiau, kad tai pagreitina, bet jeigu sunku, Bet darbo procese tai nemanau, kad labai įsiminsi tų kombinacijų visų. Nu, priklausomai nuo to, kiek kartų pakartosit. Viskas, toliau koduojam. Tai dabar mums šitame karde reikės pasidaryti dar dvi dėžes. Kaip jau ir minėjau,
viena dėžė bus, mano kardas dingęs, viena dėžė, dabar žiūrėkit, aš turiu šitą pilką foną, aš jame, žinot, kaip indeliai būna sudėti vienas kitą, viduje turiu kardą ir jo dabar va čia va bus top, o čia pavadinsim body arba bottom. Tai žiūrėkit, vėl div ir spaudžiu tab, ar ne? Dabar jau, kad pradėtų ir dar vieną, va čia div ir tab. Dabar jau mums kažkaip reikia pradėti vadinti tas divas, nes jau neramu daros, pažiūrėkit, kas čia, ne? Jau reikia kažką čia daryti, reikia kažkokią tvarką daryti. Padarom tvarką, bus aiškiau. Mes galim sudėti toms divams klases. Tai pati pirma diva turės klasę wrapper. Aš jau čia sugalvoju. Iš tikrųjų, tai programuotojas galvoja, bet aš už jūs šį kartą sugalvoju, kitą kartą jūs galvosit. Tai wrapper bus tas didysis pilkas fonas. Tada šitas jo vaikas turės klasę card. Tada cardas, mes sakėm, turės 3 dalis. Shape'ą, topą ir bottom, taip? Viską sudedam klasėm, sužymim. Čia bus shape, tai čia matot tas mėlynas pasviręs. Tada bus top dalis ir tada bus bottom dalis. Ir susiformatuokit, kad viskas gražiai atrodytų. Mes beveik parašėm HTML. Vos kelių dalykų trūksta. Sakykit, prašau, o po top dalies turi užsidaryti? Div. Taip. Čia atsidaro, čia užsidaro. Į tą top dalį mes dar dėsim nuotraukytę ir rašysim tekstą. O bottom reiškia po top. Ir bottom taip pat turi užsidaryti, va žiūrėkit, matot? Ir shape'as turi užsidaryti, tik shape'as bus be turinio. Va. O va čia aš išskaidysiu gerai, kad būtų aišku. Va. Čia yra topas, čia dar kol kas mes neparašėm iki galo. Ir čia irgi div bottom. Mes dar rašysim į jos vidų. Matot, visą laiką rašom į vidų. Tai dabar, jeigu atsirado uždarimas kažkur, tarkim, šeipo pas mane pačioj, tai man jį rankom dasirašyti ar nusikopijuoti iš apačios? Jį nusikopijuoti. Aišku, kad nusikopijuoti. Jeigu kažkur tai ne ten, ne tokia struktūra, tai va, pavyzdžiui, nes pas mane irgi gali būti per atsitiktinumą, va taip atsitikti, ar ne? Tai aš tiesiog paimu, kur iš čia pasiimu ir va čia pasidedu. Jis automatiškai dingsta iš ten. Nesidubliuoja. Taip. Čia taip kaip iš Wordo, kaip iš kitų tekstinių redaktorių, nes iš tikrųjų čia yra tekstinis redaktorius. Čia yra tiesiog tekstas.
O, atsiprašau, kur dingo tas prierašas kart, jūs ištrynėt jį? Aš ištryniau ir dar papildžiau, nes vietoj kart aš dabar pridėjau shape, top, bottom ir taip toliau. Ir jūs trupučiuką, gal sakyčiau, reiktų kažkaip, jeigu galit, taip langą įsidėstykit, kad jums nereikėtų šokinėti tarp langų. Nes tas šokinėjimas labai nepatogu, jūs nesuspėjat pamatyti dalykų. Tai aš tai pasidalinus ekraną per pus, bet tiesiog taip smulku, kad labai sunku matyti, ką... Aš tada palaukit truputėlį, kiek galiu Gerai, pritrauksiu. labai sunku išvelgti, tada reikia Aha, prisilenku žiūrėti. jo, aš suprantu. Gerai, dabar žiūrėkit, ar pagerėjo padėtis. Gerai, jo, labai ačiū. Nu gerai, tai sakykit, jeigu ką, nes aš nemataugi, kaip jūs matot. Taip, visi tyli. Gal visi prie didelių ekranų dirba, čia aš tik prie Gali būt, visko čia gali būt. Arba prie kelių, tada išsisprendžia. Gerai, toliau. Dabar žiūrėkit, toliau. Va šitą šeipą mes paliksim tuščią. Jūs matot, kad ant to mėlyno pakreipto langelio tokio nėra jokio teksto, taip? Vadinasi, mes jį paliekame tuščią. Į topą mes turim įdėti paveiksliuką ir parašyti antraštę. Tai dabar pirmiausia pradėsim nuo antraštės. Antraštė, kadangi tai yra headingas, rašom H1, spaudžiam Enter ir rašom JBL headphones. Ir tada iš karto suformatuojam. Žiūrėkit, darau format ir man viskas sušoka. Taip, kaip turi būti. Dabar aš su jumis dalinsiuosi paveiksliuku, arba jeigu nematot, ar yra tokių žmonių, kurie nemato čato? Aš nematau čato. Gerai. Aš taip pat. Aš irgi. Gerai, tada darysim kitaip. Žiūrėkit, paveiksliukų jūs galite susirasti va čia. O mes visi kursime vienodą, ar ne, paveiksliuką būtent, kad galėtume palyginti, ar ne? Ar galima būtent savo... Galima, žinokit, dabar jau jeigu yra imančių iš to Clean PNG, tai iš čia ir imkit. Nesvarbu, mes vis tiek paskui, jums reikės ten tik tai dydį pasikoreguoti truputėlį procentais. Vis tiek visas procesas bus toksai pats. Clean PNG. Švarus PNG, tai reiškia, kad be jokio fono, žodžiu, tai irgi pasigūglinkit, tiesiog į Google rašykit Clean PNG ir jums turėtų tą svetainę duoti ir ten išsirinkit bet kokį paveikslėlį ir išsisaugokit. Va čia kažkur į tą katalogą kart. Mano kart, jūsų kažkaip kitaip. O tai man čia paprastai per savo kompiuterį susirašyti į Google Clean PNG ir bet ko. Va, ir čia galima pasimti, ką tik tai norit. Tik tai, žinot, jeigu norit, kad proporcijos būtų šiek tiek panašios į mano, tai pasimkit tokį paveiksliuką, kuris yra pilnai per lapą išpildytas. Nes mano paveikslėlis ten buvo pilnai išpildytas, nes jeigu, pavyzdžiui, va toks, suprantate, jis bus mažesnis, kai jūs įdėsit su tais pačiais procentais. Tai va, tai tiesiog pasimkit ir darykit free download ir viskas, ir downloadinkit į va čia. Va, ir downloadinkit į tą katalogą, kuris pas mane kart yra. Tik tai vardą pasirašykit žmonišką, nes čia labai ilgas, čia, pavyzdžiui, pas mane bus 3, ar ne? Ir viskas, .png ir save. Jūsų tas paveikslėlis turėtų atsirasti va čia va prie indekso. O yra labai didelė esmė, jeigu man siūlo JPEG? Nėra, tik tai jums bus su fonu. Nes JPEG turi foną. Nes man, kai aš paspaudžiu dešinį klavišą, tai man nerodo Žiūrėkit, yra mygtukas download. Žemyn nukeliaukit ir yra mygtukas download prie kiekvieno paveiksliuko. Žiūrėkit, vat raudonas. Save image. Nes save image, tai čia dešiniu jums, taip, JPEG'as. Žemyn keliaukit ir yra download. Ir tada ateis jums PNG.
Free download, radau. Puiku. Ir downloadykit ten, kur jūsų indeksas. Į tą patį, viską į tą patį katalogą. Pas mane jisai kart, pas jūs nežinau koksai. Neįsigaskit, čia pas mane dydžiai labai dideli, nes aš prisizuminus, matot, 250%. Na, aš tikiuosi, kad paveiksliuką jau turite, taip? Turite. Taip, Gerai. turiu. Dabar žiūrėkit, prieš GBL reikia įterpti paveiksliuką. Matot, aš tiesiog spaudžiu Enter, čia grinai kaip bet kokiam tekste. Ir ką reikia daryti? IMG ir rinktis turbūt va šitą, patį pirmą. Ir žiūrėkit, matot, mums suformavo paveiksliuko įterpimo žymę. Dar kartelį, IMG ir pats pirmas. Gaunasi tokia žymė. Gerai, dar kartelį pakartosiu visiems. Eilutė padaroma tiesiog Enter. IMG ir va taip. Dabar ten, kur SRC, reikia parašyti kelią iki paveiksliuko. Pas mane tiesiog ir pas jūs, jeigu pasivadinot paprastai, tai pas mane, pavyzdžiui, čia tiesiog bus 3 PNG. PNG. O alt tai yra paveiksliuko pavadinimas arba labai trumpas aprašymas. 1-2 žodžiai, tai čia kaip pavyzdžiui mes neužkraunam paveikslėlio, ką rodo, toks, kad kaip nematom paveikslėlio, tai matom tekstą. Ir paieškos sistemos nusiskaito, tai tiesiog būtinas toksai dar atributas, kur mes turim parašyti, kas paveikslėlėje pavaizduota trumpai. Bet čia pats gali sugalvoti tą žodį? Taip. Galite pats sugalvoti, taip. Pažiūrėkite į mano paveikslėlį, kokio didumo matot. Čia gal tikrai įkėlė, kaip jau čia beveik tikrų matmenų. Va, didžiulis paveikslėlis, pas jūs turi gautis kažkas panašaus. O tai jau turėjo atsirasti suvedus? Turėjo, paveiksliukas turėjo. Va, pas mane tai jau tikrai atsirado, neįmanoma nepamatyti, taip? Matom jūsų jo. Pas mane irgi pernelik detalizuotas, aš iki 5% sumažinau, tai telpa į Susimažinsim paskui, taip, paskui mes susimažinsim, taip, dabar paliekam, paskui keliausim rašyti, atsimenat, kur griaučiai apvynioti gražiais drabužėliais buvo, to CSS-o eisim rašyti, tai ten tada viskas susitvarkys jau. O kaip tą produkt kardą atsidaryti šonę? Nu, patį paveikslėlį, nu. Kaip patį paveikslėlį. Dabar šitas paveikslėlis yra puslapyje. Kaip jūs norite atidaryti? Nerodo. Nerodo? Andris HTML ir turi per naršyklę atsidaryti. Taip, čia reikia per naršyklę užeiti į tą katalogą, vat kart ir va šitą. Ai, okei, taip. Ir galima spausti F5, kad atnaujinti, jeigu bus pakeitimai. Nepamirškit refresh spausti. Kažką pakeičiat, spauskit refresh. Nu, pasidarėt? Galima keliauti toliau? Ne, man tai neatsirado šiaip paveikslėlis, nedingo ir kart žodis mano puslapį. Ekraną greitai parodykit, ar galit parodyti ekraną? Aha, tuoj pabandysiu.
Ar matot mano Taip, ekraną? matom. Dabar parodykit kodą man. Visual Studio kodą. Pirmiausia. Taip, čia viskas gerai. Tai dabar užeikit į katalogą Techin. Kietame diske užeikit į Techin. Taip, ir va šitą užkraukit indeksą. Nu, ir man va nieko. Pasislinkit, gali būti, kad jis labai didelis čia pas jūs. Va, viskas, va, jūsų paveiksliukas. Jis labai didžiulis, tai jisai turi tokius didžiulius plotus, kad jums net atrodo, kad čia yra puslapio, nu, kad čia yra tiesiog puslapis. Taip, kad man... Reikia jums tiesiog mastą sumažinti. Vėliau truputį sumažinsim. Gerai, viskas. Gerai, ačiū. Toliau keliaujam. Ačiū. Dabar keliausim toliau. Ką dabar mums dar reikia padaryti? Tai pasirašyti antrą dalį, tą bottom, taip, nes čia mes jau turim pavadinimą, taip. Tai čia pas mane dabar jau bus Green Tree, nes pasikeitė konceptas visas, ar ne? Ir dabar tiesiog keliausim į bottom. Pagal mūsų planą, bottom, pas mus kas turi būti? Tekstas ir mygtukas. Tai tekstas yra tiesiog pastraipa. Žiūrėkit, vėl į bottom rašau P ir darau tab. Ir čia parašysim bet kokio tekstuko. Iš tikrųjų galima, žiūrėkit, aš jį renku rankom, o kad tai tą darbą palengvint, galima rašyti tiesiog lorem ir spausti tab. Atsiprašau. Slydo kodas. Pagrąžinu. Žiūrėkit, tai padariau lorem. Pastraipą pasirašiau, padarysim lorem ir spaudžiam arba tab, arba enter. Ir tik tai sumažinam šiek tiek, kad per daug nebūtų. Va taip kažkaip. Ir žemiau, po tos pastraipos, aišku, susiformatuojam laikas nuo laiko. Ir dabar darysim mygtuką. Mygtukas bus tiesiog button. Ir čia bus buy now, mesgi kortelę darom prekės. Taip, tai bus buy now mygtukas ir susiformatuojam. Tai kodas parašytas mūsų visas jau yra. Daugiau čia nieko nedarysim. Ar viską parašėm? Žiūrėkit, yra wraperis, taip, yra kortelė, yra šeipas, yra topas ir yra bottom, taip, tik tai reikia, aišku, sutvarkyti. Atsimenat, aš minėjau, kad tai, kad kodas veikia, tai čia yra labai mažai, dar jis turi būti ir tvarkingas, ir pagal visas gerasias praktikas, todėl viską gražiai sutvarkom ir čia, žiūrėkit, gaunasi mums HTML medis, taip, čia mums gaunasi HTML medis. Tai čia ir kairė linijos, kas su kuo susijungia. Taip yra, taip. Gali būti, kad ne visų gal redaktorių rodo arba ne visose schemose, bet taip yra. Čia didžiausia dėžutė, taip, čia visas bodis, tai čia jau yra visas puslapis mūsų, ar ne? Čia yra didžiausia dėžutė, į jos vidų yra įmesta kart, į kart vidų įmesta šeipas, topas ir bottom ir dar čia po kelis elementus įmesta į tas dėžutės. Tai va, tai čia toksai surinktas tokia struktūra. Tai va, tai kai kas parašė pirmąjį savo HTML, keliausim dabar rašyti CSS.
Dabar su tuo CSS reikės daryti taip. Prie visų failų mes dar turim dar vieną failą susikurti. CSS tiesiog. Style CSS. Taip kaip kūrėm HTML, taip ir dabar susikursim CSS. Matot, jau 2 failai dalyvaus mūsų projekte. Ir aišku, reikia... Čia kaip klasėje bus, ar kaip čia? Pamatysit, taip, panašiai. Tai dabar žiūrėkit, mums reikia padalinti langą į 2 dalis. Ir va čia... Atsiprašau. Aha. Atsiprašau, gal galite pakartot, pražiūrėjau, kaip tas styles pasidaryti. Čia spausti vėl, new file spausti į tą kardą. Taip, čia failas. Tai dabar man reikės matyti ir HTML, o čia rašysiu CSS. Kodėl man reikės matyti HTML? Todėl, kad aš rašysiu CSS, tuos drabužėlius aš siūsiu pagal šitą struktūrą, taip? Nes aš bet kaip negaliu rašyti, aš turiu matyti kokios klasės, kas jas sudaro, kaip išdėstyti elementai ir taip toliau. O kaip čia pasidaryti tos 2 langus, kaip jūs ką? Čia. Ten yra mygtukas. Matau. Split editor right. Matau, ačiū. Jo. Patarimas taip. Arba Ctrl brūkšniukas. Taip. Dabar gal biškį per daug pavariau. Bet man su tuo mygtuku split editor, tai jeigu aš, tarkim, stoviu ant style CSS ir spaudžiu tą mygtuką, man jis tiesiog pakartoja tą patį puslapį. Ir aš tada matau index, style ir vėl style. Tai style galima uždaryti pirmam lange. Aha, tiesiog reikia, žiūrėkit, jūs galite čia nusinešti, ką tik tai norite į tą kitą langą. Iš šitų failų tempkite ir pamatysit. Toj daly jūs galite atsidaryti, ką tik tai norite, jūs galite persitempti šitą dalį. Čia gaunasi, kad lapas pasidalina į 2 dalis ir aš su pelyte galiu persinešti. Žiūrėkit, aš paimsiu ir sukeisiu. Va, žiūrėkit. Va, padalinu, ar ne? Va, sukeičiu vietomis. Va, čia išjungiu. Visai kaip galima manipuliuoti. Niekados nedingsim failą iš čia. Jeigu neištrinsite, aišku. Tai aš dabar apsikeičiau, žiūrėkit, va, vėl apsikeisiu. Tai mums reikia pasirašyti dabar CSS, kad nors pusvalandukas mums dar liko, tai va čia, kad nors kortelė tokia būtų, taip kaip mes čia turim. Tai dabar žiūrėkit, ką reiks padaryti. Pirmiausia, čia kaip remėlis bus. Kaip? Atleiskit, čia kaip remėlis bus, tipo. Jo, pamatysit. Žiūrėkit, dabar reikės rašyti body. Mes rašom va šitai va žymiai, taip? Žiūrėkit, body. Ir dedu figūrinius kliaustus ir tarp jų spaudžiu Enter. Ir dabar, kad nudažyti spalvą, tai bus background, pradėkit rašyti ir rinkitės color. Ir spalvą kokią nors. Tai aišku, čia bus pilka. Dar kartą rodau, žiūrėkit, tiesiog aš rašau body, dedu figūrinius kliaustus, spaudžiu Enter. Ir pradedu rašyti background ir atsiranda iš karto background color ir spalvos išsirenka. Ir pažiūrėkit, mano nusidažė fonas. Aha, fonas nusidažė, o nesusisegėm. HTML mūsų nieko nežino apie CSS dar, taip? Aš jau čia dažau foną ir laukiu, kada jis nusidažys ir jūs taip pat nesusegėt, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, reikia dar susekti CSS su HTML. Tai va čia, kur yra title, po title spaudžiam Enter ir darom link. Ir renkamės link CSS. Tai čia kaip extended funkcija, tipo. Ne.
Čia kaip susiejimas. Čia du skirtingi failai, jūs čia susijęt skirtingas Ne, aš technologijas. turėjau tą prasme, kai viena klasė extends kitą klasę. Ne, čia visiškai du skirtingi dalykai, čia nėra jokio paveldėjimo. HTML CSS nepaveldi, kad ir kaip norėtų, atvirkščiai taip pat. Aš supratau. Ne, čia neextendina, niekas nieko neextendina. O sakykit, Nu, kodėl gerai. šitoj vietoj būtent linkinam, ar čia dėl to, kad prie title, ar tiesiog? Mums reikia visą laiką linkinti CSS tarp head žymių, tai nesvarbu kur iš tikrųjų. Bet čia tokia kaip tvarka, kaip geroji praktika, kad ant pabaigos prilinkinam. Bet visą laiką tarp žymių head. Nu va, pavyko prisilinkint. Taip. Turėjo fonas gerai. nusidažyti. Ar taip įvyko? Taip. Gerai, puiku. Keliaujam toliau. Dabar mums reikia užsidėti va šitą wraperį. Taip, jisai bus nematomas. Galėsim jam foną pakeisti, ką tik tai norėsim, galėsim padaryti. Čia bus valdanti diva. Valdantis blokas, tai žiūrėkit, kadangi tai yra klasė, aš rašau taškelis, tai reiškia klasę wrapper, tai yra elementas su klase wrapper. Aš jį išplėčiu per visą aukštį. Žinot, kaip padarykim, kad jūs matytumėt, kas vyksta, va šitą backgroundą persikelkit į wrapperį. O body kol kas taip ir palikit be nieko. Labiau matysis, kas vyksta. Dabar, kad šitas wrapperis būtų 100% nuo ekrano, čia pas mane labai paveiksliukas didelis, tai ir pas jūs turbūt taip pat, ar ne, tai jisai išplečia. Mes padarysim, kad tai bus 100% ekrano. Tai aukštis, nes plotis jis ir taip yra 100%. Tai rašysim 100 ir rašysim VH. Čia yra specialūs vienetai, aš dabar gal jums jų neaiškinsiu, tiesiog viewport height. Tai reiškia, kad viso to mūsų balto lapo aukščio 100%, kad jis būtų per visą. Ir dabar mums reikia, kad kortelė būtų išcentruota, bet mes dabar nematysim nieko. Tai dabar einam parašysim kortelį CSS, ją sumažinsim, suvaldysim paveiksliuką ir tada jau galėsim centruoti, gerai? Nes dabar ką mes padarytume, pas mus visą laiką chaosas bus, nes šitas paveikslėlis labai didelis. Tai žiūrėkit, apačioje aš rašau .card ir dabar nurodysiu kortelės dydį. Ta kortelė tai yra va šita kortelės dydį. Jūs pamatysit, tuoj pat susitvarkys reikalai, paveiksliukas bus suvaldytas. Tai cardui rašysiu width 200, pavyzdžiui, 80 pikselių, aukštis height 500 pikselių. Aš jau čia pamatavus, tai jūs jau pasitikėkit. Ir kad šiek tiek kampai būtų užlenkti, tai border radius. Border radius ir 20 pikselių. Dabar žiūrėkit, ką toliau. Ar padarėt? Taip. Dabar paveiksliukui IMG, matot, IMG pas mus žymimas paveiksliukas, taip? Padarysim, kad width, jo būtų plotis, jo būtų 100% ir skaičiuojama nuo tėvinio elemento. Paveiksliuko tėvinis elementas yra kortelė, matot? Va, 100%, va taip atrodytų. Žiūrėkit, susivaldė neglaužada paveiksliukas.
aš uždėjau jam 100% nuo tėvinio elemento. Paveiksliuko tėvinis elementas yra kortelė, netiesioginis tėvinis elementas, bet tėvinis, ar ne? Tai vadinasi, jis įgyja tos kortelės 100%. Tai reiškia, kad eina per 100% kortelės. Už tai jisai dabar jau, normalaus dydžio, mes jau dabar galėsim, turėsim šiek tiek normalesnį vaizdą, nes taip tai sunku iš tikrųjų, ar ne, mums su to vaizdu. Tai va, dabar kardui uždėsim foną, nes mums reikia foną uždėti, va čia tokį pilką, ar ne? Tai einam ten, kur CSS kardo ir aišku, rašysim background color. Aš šitą truputėlį patamsinsiu, žiūrėkit, jeigu jūs pelyte atsistosit ant tos dark grey, tai jūs galėsit šiek tiek pasirinkti su pelė spalvą, kokią norit, tai pasitamsinti. Man reikia truputėlį pasitamsinti, kad ir spaudžiam refresh, kad atnaujinti. Tai va, dabar čia background color, žiūrėkit, viską rašo pats mūsų Visual Studio kodas ir dabar švelnesnę pilką spalvą reikia pasirinkti. Ir refresh. Na, matot, atrodo, gaunasi kortelė, taip? Ar gaunasi? Taip, viskas gausi. Viskas gaunasi. Kaip kitiems? Matau, rašo kažkas nespėjam, aš truputėlį lukuriuoju, bet negaliu jau visiškai sustabdyti, nes reikia kažkaip mūsų čia nemažai, tai reikia kažkaip tą tempą išlaikyti, kad ir nenuobodžiautumėt, bet kad ir bandytumėt suspėti. Bus įrašas, mes pasidalinsim įrašu, tai galėsite tada dar kartą peržiūrėti, kas nespėjo. O tai čia jūs paštų linkus siūsit? Aha, taip. Viskas, keliaujam toliau. Ką dabar mums reikia padaryti? Tai išcentruoti šitą kortelę per lapą, per šitą pilką foną. Tai ten, kur wraperis, reikės rašyti taip, display flex. Kai mes mokomės, tai mes labai detaliai aptariam, ką čia reiškia ir kokie galimi pasirinkimai, bet dabar tiesiog aš siūlau taip rašyti, kad tik tai pabandyti, kaip tai veikia. Ir dabar, kad horizontaliai būtų išcentruota, reikės rašyti justify content ir, aišku, rinktis center. Rankom mažiau rinkit, leiskit Visual Studio kodui už jūs rašyti, jūs tik tai pradėkite, align ir align items irgi center. Ir refresh. Matot, atsistojo idealiai į centrą. Idealiai į lapo centrą atsistojo kortelė. Taip. Tai pasidarė. Gerai. Truputėlį palūkėkim, kad visi pasidarytų tikrai. O šiaip, jeigu raudonai kažkur rodo, pas jūs, ten tarkim, flex žodis, pas mane paraudonuotas jisai, tai čia kažkokia klaida yra? Nežinau, kas jūsų kompiuteryje veikia Visual Studio Code, gal kažkokie priedai, arba gal nepadėjot čia kabletaškio? Esu padėjęs, bet jo, kažkodėl tai... Ar klaidų padarėt rašant gal kažkas? O ar išcentravo kortelę jums? Jo, išcentravo, tik tais prieš tai buvo šiaip ir tas fonas spalva pakitus, bet dabar kažkodėl jinai tiesiog balta. Aha, tai vadinasi su backgroundu kažkas negerai. Čia gal kažkas, ar ne? Reikia žiūrėti. Jūs žiūrėkit, kartais geriau ištrinti viską ir per naują rašyti. Jūs tik tai pradėkit background ir žiūrėkit, jums jau rašo, kad jūs tik rinkitės. Nepridarysit taip klaidų, nes rankom rašant, žiūrėkit, ir aš prisidariau klaidų, kokių klaidų. Pradėjau ir nepabaigiau, va. Ir iš karto matot, braukimas eina. Gerai, keliaujam toliau.
Ką dabar mums reikia padaryti? Tai pirmiausia, turbūt dabar išsicentruokim. Ir tekstą išsicentruokim, taip. Tai tekstą mums reikia išcentruoti tik tai horizontaliai. Tai reiškia, kad aš turiu rašyti stilių topui. Va čia, va šitai daliai, taip. Pabandom. Taškelis top, nes su klase top, ar ne? Text align ir center renkamės. Text align center. Lygiai tą patį padarom ir bottomui, taip? Tai vadinasi, lygiai tą pačią klasę, tą patį stilių turės ir bottomas. Matot, aš jį dar prijungiau. Ir top ir bottom yra per centrą, taip? Matot, parašiau stilių 2 elementam. Šitam ir šitam. Dabar mums reikėtų padaryti kokį tai gražesnį mygtuką turbūt, ar ne? Dar tekstukui reikia paddingo, tuščių tarpų, nes matot, labai lipa tekstas iš tos dėžutės negražiai, ar ne? Vadinasi, va šitai P, tai gal visai bottom, aš tada tiesiog pridėsiu tik tai jam skirtą stilių, tos paddingus. Taškelis, bottom ir padding kokių 10 pikselių. Ir tada refreshinu ir žiūriu, va, atsitraukia truputėlį, gal per mažai, 20, norisi, kad daugiau atsitrauktų. Bet dabar žiūrėkit, man gaunasi, kad ir nuo viršaus atsitraukia, taip, o man to nereikia. Tai tada mes darysim taip. 0 ir 20, tai reiškia 0 viršus yra apačia, o tik tai atsitraukia per 20 nuo kairės ir dešinės. Va, dabar gerai, 15 gal. Žaidimas vyksta. Nieko nepasikeitė, 10-15 nelabai skirtumas yra. Viskas palieku, tegul taip ir lieka, gerai? Dabar mums reikia pagražinti mygtuką. Reikia pagražinti mygtuką. Tai mes rašysim stilių bottom. Button. Ir buttonas pas mus turės background color, taip, fono spalvą. Background color, nu kokį čia dėsim, pas mane čia žalias, tai galbūt kad koks rudas bus, paderinsim truputėlį spalvas. Arba užsidėsiu geltoną, kai bus, tai bus. Tada dar reikia paddingo, tuščių tarpų, kad jisai šiek tiek didesnis pasidarytų tas mygtukas. Ir rėmelį reikia nuimti. Nuimam rėmelį. Tai bus border, none. Ir galima dar spalvą pakeisti. Spalva keičiama su color.
Dabar dar paveiksliukas, žiūrėkit, irgi labai prie krašto, taip prieėjęs, labai arti. Tai tam paveiksliukui dar irgi labai gerai būtų uždėti paveiksliukui padding ir tik tai iš top pusės, iš viršaus. Pavyzdžiui, 20 pikselių, kad jisai mums atsislinktų iš viršaus šiek tiek. Nu va. Ir tada va čia va galim irgi ne 100 daryti, bet pavyzdžiui 80, jisai gausis mažesnis paveikslėlis. Va. Nu visai jau panašu, ar ne? Nu gal 80 truputį per mažai, 85, čia jau irgi žaidimas, nes matot, kad keičiasi tikrai, ar ne? Tai dabar žiūrėkit, mes labai nedaug to kodo parašėm, bet jūs jau pažįstami su keletu pagrindinių CSS taisyklių. Pasidarėt, viskas gaunasi. Graži kortelė gavosi. Gerai. Keliausim toliau. Dabar darysim, ką mes dar nerašėm dar šeipui. Nieko, taip? Nerašėm nieko šeipui. Mes neturim šeipo to. Tai rašysim dabar taškelis šeip. Ir aišku, turės būti background color. Kokio man to šeipo reikia čia dabar galvoju. Jūs irgi pagalvokit, nes jau nuo spalvų visai nusimušiau. Nežinau, žalio kažkokio ar pilko, gal pabandysim padaryti tokį pilką. Va, bet jisai dabar nesimato, nes neturi nei aukščio, nei pločio. Tai reikia daryti width ir height. Width 100% nuo tėvinio elemento, reiškia nuo kardo. Ir height, pavyzdžiui, 60%, nes tikrai turėtų eiti ne per visą. Va, žiūrėkit, matot, atsirado pas mane šeipas. Aišku, išstūmė medį, bet čia nieko tokio. Pas jūs ir taip turėtų būti. Tik dabar galvoju, man reikia kažkaip spalvytę pasireguliuoti. Nežinau, į kurią net pusę čia. Į žalę kokią nors gal. Kad matytųsi ryškiau. Va mano šeipas, taip. Pas jūs irgi taip gavosi. Aš uždėjau background color ir pasakiau, kad plotis bus 100% nuo tėvinio elemento, nes tėvinis elementas yra kortelė. Ir height bus 60%, nes ne per visą man kortelę turi eiti, taip? Jeigu aš padarysiu čia, žiūrėkit, 100%, tai visą kortelę užklos, matot? Ir visai išstumtas mano visas turinys kortelės. Tai 50-60 čia tuos procentus vėliau galima pasikoreguoti. Dabar ką man reikia padaryti, tai reikia padaryti transformaciją. Transformaciją, nes jūs matot, kad jisai yra va toks, nu, kreivas, ar ne, tas šeipas mūsų. Tai va, tai čia iš tikrųjų labai lengvai darosi, tiesiog aš turiu rašyti skew. Transform, va, transformacija, taip, transform, skew y, skew pagal y ašį ir aišku, aš jau paskaičiavau, kad čia bus 345 ir degrees laipsniai. Gaunasi taip, ar ne? Ir dabar reikia paimti ir pakelti šitą, nes matot, jisai čia kreivas, ar ne? Mums reikia jį pakelti į viršų šiek tiek. Va šitą žalę reikia pakelti į viršų. Vadinasi, aš nustatau jam poziciją
position. Aš dabar net galvoju, iš pradžių pabandykim relative. Nes pradedu galvot, kad mes galbūt prie animacijų nelabai spėsim, kad nepradėt labai skubėti. Tai šiek tiek pakeisiu, gal geriau relative tegul būna ir top minus 15%, kad jis tai pakiltų į viršų mums. Pažiūrėsim, ar taip pavyks, pavyko va. Žiūrėkit, dar yra tokia absolute pozicija. Tai absolute. Va, tai kaip ir viskas gerai, ar ne? Tik tai man dabar dar kardui, kad skaičiuotųsi pozicija, nes dabar manot išvažiavo visiškai iš savo vietos, tai kad skaičiuotųsi pozicija nuo kardo, aš kardui, va šitam, turiu būtinai padaryti position related. Na, čia yra teorija, dabar nesigilinkit. Position relative. Va, žiūrėkit, matot, kaip susitvarkė nuo vieno sakinuko, taip? Čia tiesiog reikia žinoti, kodėl tai prašom, bet aišku, ne šitos, turbūt ne šito vakaro čia temos. Čia iš tikrųjų mokomės CSS-ą ne per vieną kartą, tai jūs dabar tiesiog supažindina. Na va, ir dabar man reikėtų pabandyti padaryti, kad šitas medis, tai reiškia, kad kortelė top ir kortelė, tik tai kortelė top, kad būtų viršuje, taip? Bet šita kortelė top, kuri yra medis mano ir tekstas. Tai jinai turi atskirą, mes jai dar nieko nerašėm, turbūt dar nieko nerašėm. Tai dabar žiūrėkit, ją iškelsim į viršų. Taškelis top, position, absolute, ir z index bus vienetas. Ir dabar turbūt ir bottom reikės taip padaryti. Va čia, bottom. Nes tekstas nuvažiavo. Nuvažiavo, taip. Nuvažiavo, tai jam irgi padarom position absolute. Va. Ir dabar iš viršaus jį atitrauksim kažkiek procentų. Kiek čia procentų? Kokių 40 bandom. Dar reikia 60. Dar ir daugiau turbūt, ar ne? Nu, kažkaip taip, ar ne, gaunasi? Na, matot įvairios pozicijos, dabar jau turbūt supratot, kad kas pažįsta grafinės programas, kad čia gaunasi sluoksniai kaip grafiniai programų, jau erdvėjai sluoksniai gaunasi, ar ne, kad tai nėra visiška plokštuma. Ir dabar mums reikia, žinot, ką padaryti, reikia, kad ta kortelė mūsų, nes dabar va čia yra įvairių įsikišimų, nereikalingų dalykų, mums reikia, kad jinai pasimtų ir viską apribotų, nukirstų viską. Tai yra viena savybė tokia. Žiūrėkit, overflow vadinasi, overflow ir ne auto, o hidden. Matot, ir viską kortelė aptirpa. Žiūrėkit, be overflow, kaip atrodo, yra išsikišusių detalių, taip, čia tokia kaip maskė užsidėjo. Ir su overflow, kaip atrodo. Tai maždaug va taip, mes padarėm kortelę, pagal laiką turbūt mes nelabai spėsim padaryti animacijos, ar darom animaciją.
nors mažytę. Darom? Ar pavargot? Darom. Čia aš pasistengsiu greitai gerai. Taip, viskas sueis į įrašus ir jūs paskui galėsit pasikoreguoti. Žinot, ką darom? Darom, kad va šitas pasislėptų ir ant užvedimo atsirastų, gerai? Nes su va tuo, tai daug laiko užims, aš sutrukdysiu jums vakarą, tai žiūrėkit, va šitą animaciją paskui galėsit prisitaikyti. Tai dabar man reikia va šitą dalį paslėpti. Tai ką, čia va, kur yra bottom, aš padarysiu 100%. Va, 100%, kad pasislėptų. Matot, jis dingo. Jisai nuėjo kur, aš parodysiu kur, jeigu pamatysit, jeigu man pavyks parodyti, jisai va, matot kur? Kai kortelė neriboja tos erdvės, ar ne? Tai tada čia jisai vis tik yra. Tai dabar taip darysim. Ant kardo rašysim tokį dalyką. Card hover. Tai reiškia, kai ant kardo užvesta, dot card dvitaškis hover, tai reiškia, tai mes naršykliai pasakom, kad kai ant kortelės mes užvedam pelytę, mano bottom dalis pasikeičia, kas, kiek ten buvo procentų, kiek aš ten buvau padaręs, 60 gal, ar ne? Į 60%, taip, tas atstumas nuo viršaus sumažėja. Tai dabar žiūrėkit, kaip turi veikti. Va taip turi veikti. Per daug, per daug padariau, per mažai. Žiūrėkit. Va, matot, va taip turėtų veikti. Ar gaunasi taip? Va, be jokios animacijos. Matot, tiesiog tik tai į pelytės užvedimą reaguoja. Nu, čia gal 65, norėčiau, kad čia būtų tobula, bet ant greičio, nepataikau. Va. Gaunasi taip, ar ne? Ar nelabai? Čia pasakiau, kad kai užvedu pelytę ant kortelės, jos dalis su klase bottom turėtų nuo viršaus atstumą 65%. O kiek turėjo, priminkit? O turėjo 100, taip? Tai dabar va čia va, stebuklas visas įvyksta uždėjus transition. Žiūrėkit, transition ir 1 sekundę. Va čia va yra ta animacija. Matot, aš prijungiau prie originalo, tai reiškia, kad keičiasi top pozicija. Žiūrėkit, tas važinėjimas, tai yra keitimas top pozicijos. Čia buvo 100%, tai reiškia nuo kortelės viršaus, ėjo iki kortelės pabaigos. Matot, jinai ir dingsta, neišvažiuoja. Tada aš įjungiau tą transition ir padariau, kad kai aš ant tos kortelės užvedu pelytę, tai mano ta dalis tiesiog pakeičia top, sumažinant. Tai jinai tik kaip ir atvažiuoja ir visas mandrumas, ne, yra. Va. Mažėja topas. Čia buvo 100, o čia, kai užvedu pelytę, jau pasidaro 65. Lygiai taip pat ten ir su paveiksliuku galima iš tikrųjų animuoti visas savybės. Visas savybės galima animuoti. Ir plotį, ir top, ir padėtį, ir pasisukimus visus. Bet čia va dabar, pavyzdžiui, mes galim dar šiaipui pabandyti ir viskas tada jau iš karto. Kai ant kardo paspaudžiu, kai ant kardo užvedu pelytę, mano šeipas va šitą savybę keičiu. Taip? Keičiu tą transformavimo savybę, transform skew ir 390, kad pasisuktų per kitą kampą šiek tiek. Taip, kitų kampų, 40 laipsnių kampų, kad pasisuktų. Ir viskas, ir į shape'ą aš turiu įdėti, tada transition irgi 1 sekundės. Čia laiką galima nusistatyti, jeigu norit, kad lėčiau vyktų dalykai, tai tada lėčiau vyks, va. Matot,
Ar gaunasi tiek? Taip. Gerai. Taip. Taip. O dabar namų darbam dar reikia padaryti, kad šitas medis kažkaip animuotųsi. Turbūt, kad didėtų, mažėtų. Taip, užvedu pelytę, tai medis arba padidėja, arba pamažėja. Taip, nes čia pas mane, pavyzdžiui, ausinėse, žiūrėkit, matot, tai pamažėja ausinės. Jos būna didesnės, o paskui ant hoverio pamažėja. Tai ir pas jūs taip pat, aš jums tikrai parodžiau, 2 pavyzdžius turėsite, ar ne? Ir kodo pavyzdžius, kam gavosi, ir į įrašą viskas susirašys. Tai tiesiog jums reikės padaryti dabar dar įdomumo dėliai, tik tai aišku, kad aš jau nebepatikrinsiu jūsų tų namų darbų, bet aišku, juokauju, bet tiesiog, kad užvedus ant kardo, tas medis kažkaip padidėtų arba pamažėtų. Tai va, tai buvo viskas, ką aš norėjau parodyti. Tai klausimas, ar patiko, ar susidomėjot, ar buvo sunku, kaip atrodė, gal kažkas keli žodžius, ar galit parašyti. Tiesiog tokį trumpą, kelis žodelius, ar bandėt pirmą kartą, ką apie tai manot, bet čia yra dar tik tai kodavimas, nes programavimas yra dar, daugiau reikia pasimokyti, daugiau pagalvoti reikia. Tai ačiū, labai patiko, pirmą kartą bandžiau tokį metodą darbo. Tai yra kur tobulėti ir ką mokytis, sudomino tikrai, tik tai greitis šiandien labai buvo ir gal nelabai prisitaikiau inventorių su laptopu dirbant. Tai gan sunku. Žinot, jūs turėsit antrą šansą dar, kai žiūrėsit įrašą, su jumis pasidalins įrašą ir jūs galėsit savo tempu dar kartelį paskaitoj sudalyvauti. Tai būtinai bandysiu, kad iki galo pavyktų, nes pabaiga kaip ir nepavyko. Aha, supratau, jau kažkur nuskubėjom. Tai ačiū. Supratau, ačiū labai. Ačiū jums visiems. Dėkui. Ačiū ir atsisveikiname. Visą gerą. Ačiū. Visą gerą. Aš dar turiu klausimą. Klauskit, aš dar klausau jūsų. O, gerai, aš norėjau paklausti, kai jau baigiam čia viską darytis, klausimas, kaip išsaugot, kad pavyzdžiui rytoj, jeigu norėsiu pratęsti savo darbą, kaip tą Visual Code, visą savo tą kodavimą išsaugot, kad galėčiau atsidaryti ir toliau dirbti. Tai jeigu jūs įmatote naršyklėje, tai reiškia, kad jūs jį išsaugote. Susižiūrėkit, kad burbulų čia tokių didelių baltų nebūtų, spauskit dar kartelį save, jau dėl šventos ramybės, nes jeigu matote naršyklėje, tai jau reiškia, kad jūs jį išsaugojate. Supratau, tai aš galiu išjungti viską ir tada vėl išjungti ir viskas ten liks. Taip, supratau. Taip, tame kataloge, tame, kur sukūrėte, failai visą laiką liks. Supratau, ačiū. Ir jūs galėsite bet kada pasižiūrėti. Supratau, ačiū labai. Prašau, gerą vakarą. Ir jums. Ačiū. Jum irgi. Kas dar klausimų? Ačiū Jums už paskaitą. Prašau, ar viską pavyko padaryti? Taip, viską. Puiku. Ačiū, iki. Iki.